Artėja didžiausios metų šventės ir šiandien aš su jumis sveikinasi iš didžiausios sostinės arenos. Šiandien ypatingas vakaras, nes turime vienintelį Marijono Mikutavičiaus 360 arenos šou. Tai manau, kad vakaras tikrai bus šventinis, ypatingas ir pažiūrėkime, kokie žmonės šiandien pas mus susirinko. Keliaukime! Užgirdę vardą ir pavardę Marijonas Mikutavičius, kokia pirma daina skamba jūsų galvoje? Mes pakeliui namo. Ar prisimeni tu mus? Ar mylėsi tu mane? Vasara. 3 milijonai. Niekada. Nebetylis ir gali. Mano tai senesnė, labai myliu savo mamą ar kažkaip. Geriausi vakarai. Aš tikrai myliu Lietuvą, benzinas irgi mėgstamiausia. Daug kartų myliu. Galėtumėt kartu komandiškai pabaigti Mikutavičiaus žodžius. Mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai. Kaip atominė bomba. 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 Oi, labai gerai. Toliau yra, nuleidžiu rankas, aš krentu žemyn, mano veidas į žemę, smenga gilyn, dar giliau ir aš jau... Skrendu gal? Miręs. Miręs. Galėtų šitaip tęstis amžinai, dabar geriausi. Mūsų vakarai. Mūsų vakarai. Mūsų vakarai. Mūsų vakarai. Jeigu galėtumėt su Marijonu Mikutavičium išgerti kavos, kokius klausimus vat jam užduotumėt? Ką norėtumėt paklausti galbūt jo? Kiek šalių apkeliavęs? Koks jausmas stovėti koncerte prieš tokią minę, kuri dainuoja tavo dainas? Kiek cukraus į kavos? Iš kur tu jar turi tiek jėgų? Koks jausmas tiek kartų būtų sudainavus 3 milijonus? Galbūt kokia jo mėgstamiausia daina iš tų, kuris jis parašęs yra. Kaip daugiau uždirbti? Kokios jo politinės pažiūros, už ką jis balsavo? Kaip prasidėjo visas muzikinis kelias ir nežinau, turbūt šiaip kalbėčiau apie tai, kaip jis pradėjo, kada pradėjo kažką tokio. Klausiu, ar yra laimingas. Be kogi Marijono koncertas negalėtų įvykti? Man tai Marijonas, ko patinka ir ko aš čia grįžtu, tai yra tai, kaip jis nuoširdžiai bendrauja su savo publika. Tiesiog nuperka savo nuoširdžiai. Milijonų negali būti Bet koncertas. nebus šiandien 3 milijonų, man atrodo. Bus. Be draugų. Be muzikos. Be žmonių riksmų, be žmonių dainavimo, nes visa Lietuva jo dainą žino. Be jokelių. Be pačio Marijono. Ačiū visiems, kas buvote šį nuostabų vakarą ir linkiu gražių ir nuostabių švenčių. Čiau!